Koks jausmas turėti 5 milijonų view dainą? Man nepasisekė. Aš sunkiai dirbu. Žiūrėk, aš atvažiuoju, aš atidirbsiu savo, bet prieš tai man turi būti pervisas avansas. Tu dar planuoji muzikos karjerą tęsti? Euras prie euro, žiūrėk jau. Lamborghini. Buvai Lietuvos balse? Aš žinau, kur aš einu ir aš žinau, ką aš darau. Ką tu išmokai sudalyvavus projekte? Mūsų filmavo 247, ką aš norėjau, tą aš dariau. Matęs, kad biški nusiminus. Bernai, dabar daina jums, nes aš jūsų nekenčiu. Komentatoriai dabar rašo, šitą sučką, ką jinai čia man. Ar tau atpažįstamumas pliusas ar minusas? Ar tau bus geriau, kad nueisi tu šūdą parašysi? Nu, gal bus. Tai kokia tavo svajonė dabar? Uždirbti daug pinigėlių. Gal apvok banką? Žinai, ką aš sakau? Aš noriu būti laiminga. Aš esu matęs, jie pasidarė tunelius, ten tokios skylės. Filosofinius klausimus užduodė. Parašykit po šitų komentarų, kad Alex maladės yra, kas tai šaunuolis. Jeigu nori parašyti blogai, rašyk blogai. Esu tavo viena iš didžiausių fainių iš tikrųjų. Ko jokies? Papel dei sportui numeris 1. Usuk į mūsų internetinę parduotuvę humanperformance.lt ir išsirink sau tinkamus. Tai ačiū labai, kad atvykai, labai malonu. Ačiū, kad pakvietei. Jo, tai... Aš žinok, esu tavo viena iš didžiausių fainių iš tikrųjų. Ačiū labai. Taip. Labai malonu. Aš žinau, kad tas dažnai gyvenime kažką darai, ypač kas yra susijęs su dainavimu, socialiniais tinklais, ten podcastu, ir tu matai tik skaičiukus. Ir tu nesupranti tos auditorijos. Kol tau neprieina gatvė žmogus ir nepasako, man patinka, ką tu darai, aš tave stebiu, žinai, ir dar kažką. Tai... Nu jo, aš mačiau vieną iš tavo storių, kad paustinai, kai mes su Tutkum šnekėjom, tai aš iš tikrųjų nesitikėjau pamatyti pas tave, kad, ar įdomus buvo epizodas? Aš žinok, labai žiūriu, labai daug kas galvoja, kad, merga, žinai, tik tai grožis, dar kažkas nieko neįdomu. Aš pastoju kiekvieną vakarą žiūriu visokiausius podcastus. Ne tai, kad aš dabar neįvardinsiu konkrečiai, žinai, vardų, bet aš žiūriu, aš skaitau visokias žinias, informaciją, aš stengiuosi kuo daugiau išmokti per tą trumpą laiką, kuo daugiau sužinoti. Ir aš pamačiau žmogų, gerai, pasižiūrėsiu. Yra podcastų, kuriuos aš vakar galvoju, biški permės, įsijungiu, aš galvoju, aš gaištu savo laiką. Ne dėl tavęs, bet dėl žmogaus galbūt, kuris, aš savo laiką labai vertinu, aš žiūriu, ką aš per tą laiką išmoksiu. Jeigu aš šito žmogaus kažką pasisemsiu, bus labai gerai. Jeigu aš pradedu kalbėti ar kažką daryti su to žmogumi, aš matau, kad aš gaištu savo laiką, tai sorry. Nu jo, niekad negali nuspėti, koks bus tas epizodas, bet jo, buvo malonu, aišku, pamatyti per tavo teliką visą šitą šou. Aš irgi mačiau vakar, kad buvai Lietuvos balse. Aha. Ir neatsisuko ten, niekas vienu žodžiu nepasirinko į komandą. Tai kaip tu po to jau teis, nes, matęs, kad biški nusiminus buvai. Žinai, kas yra? Nu. Bet kur tu eisi gyvenime, visur, labai žmonės nemėgsta šito pasakymą, bet visur kažkas ieško naudos. Dėl ko tu mane pasikvietei? Dėl to, kad tau bus kažkokia nauda. Dėl ko aš atėjau, nes man galbūt bus kažkokia irgi nauda. Taip. Dabar, kai jūs įginate į visokius projektus, yra projektas, didžiulis, kompanija, visa kita žmonės dirbantis ir esat jūs. Ką jūs suteikėt? Nieko. Ką kompanija tau gali suteikti? Žinomumą, galbūt pinigų, šlovę, dar kažką. Tai tu visada, tas žmogus, kuris eina į projektą, jisai turi suprasti, kas iš manęs bus ir ką jie padarys. Kai tu esi, aš dažnai sakau, iš kaimelio, paprastas žmogus, iš tavęs gali padaryti žvaigždę. Jūs, kiekvienas žmogus, turi suteikti emociją, kai jūs ateinat ir ką žiūrovas mato tam žiūrovui. Jeigu ateina kažkokia žvaigždutė, tai kiekvienam bus geriau ant širdutės, kai pamatysi, kad jai yra blogai, ar jai nepasisekė. O ypač, kai pasako, kad dainuoja ten 17-18 metų ir jai niekas neatsisuka. Bet taip yra, tokia yra televizijos esmė, tokia yra reitingo esmė. Tai aš žinau, kur aš einu ir žinau, ką aš darau taip pat su TV3 projektu, tiek pat su Lietuvos balsu, tiek pat su seniau dar X Factorium, daug kas net nežino. Kur aš irgi nuėjau ir niekas neatsisuko, bet man prieš įeinant į sceną pasakė, šiandien iš 100 žmonių praleisim vieną, kuris bus vyresnio amžiaus ir panašiai, tai net niekas nesitikėkit. Jau jie maždaug, kad manai, kad būna nusprendę, kas... Ne tai, kad nusprendę, kiekvienam, ypač, pavyzdžiui, Lietuvos balse eina labai ilgas etapas, kol tu patinki net iki tos atrankos. Visi galvoja, kad ten net ne atranka ir visa kita, ne. Tai tu repetuoji, tu sutinki su žmonėm panašiai. Kiekvienas tas žmogus, kas dirba už ekranų, jau maždaug tave žino, ką tu dainuosi, kaip tu ateisi, kaip tu pasirosi ir kas tu esi. Žinai, ir po to, kas žino, tas žino. O tai kodėl tu galvoji, tau nepasisekė ten to ir X Factoriui, ir... Ne dėl to, kad nepasisekė, bet dėl to, kad aš buvau tas žmogus, kuris turėjau suteikti kažkokią emociją žiūrovui. Kur aš einu ir aš dar pristatau, kad, aš čia, aš dainininkė, aš dainuoju visą kitą ir tada tu matai, kad, žiūrėk, jie neatsisuko.
kai gerai, valio. Pažiūrėk, ir aš parašysiu komentarą. Neįdomus savo komentaras niekam. Viskas. Skaitai komentarus? Ne visada ir žiūrint, matai, labai sunku atsakyti dėl to, kad, pavyzdžiui, pas mane Instagrame aš praktiškai negaunu blogų komentarų. Dėl to, kad seniau, kai man aš atsidarau žinutę, ten requestų ir aš matau, kad kažkas blogai parašyta, aš iš karto blok. Pas mane nėra, kad aš čiansiu, kad aš gaiščiau laiką ir panašiai. Tu išmok kažką parašyti gero. Patikėkit, aš kažkada irgi. Aš nerašau komentarų, bet kažkaip vienai panai parašiau, kokia tu graži, ar ten dar kažką. Ir jinai man atrašė, kaip man buvo gera tą dieną. Ir aš ir vakar nuėjau po tavo komentarus, ten rašo visokius šūdus. Ar tau bus geriau, kad nueisi tu šūdą parašysi? Nu, nebus tau geriau. Nu, gal bus. Nu, nežinau, gal bet bus, gal tavo... nori Tu išsiliejai savo problemas. Tu, kad man parašysi, kad aš tau negraži, kad tu pažiūrėk, nusišneki, kokia baisi merga, belenką tu man parašysi. Nu, man neskaudės, tu išsiliejai savo, tu pabandyk parašyti gražų komentarą. Pabandyk pagirti žmogų, kažko iš jo išmokti. Paprasta. Tai o gauni gerų komentarų? Jo, iš tikrųjų gaunu. Ypač dar, kai pradėjau savo veiklą su auskarų vėrimu, tai mano klientės yra kažkas kosmoso, kur tau ateina, kiekvieną dieną vos rašo. Ačiū, aš džiaugiuosi, man patinka, aš, galvoju, tai kaip gera. Tai dabar yra ta muzika šiek tiek sustabdyta vien dėl šitos mano kitos veiklos. Tai papasakok, aš mačiau, kad auskarus veri, tai čia, tai kas čia per... Matai, kas yra, aš auskarus pradėjau verti, jau yra gal 5 metai, bet tik 1 metai, kai aš paskelbiau, kad aš tą dariau. Nes aš kaip pradėjau verti, aš buvau atlikėja, kur aš ten visas mano laikas į muziką, į klipus ir visą kitą. Ir niekas nežinojo, kad aš esu tas žmogus, kuris sveria auskarus. Aš turėjau savo puslapį, aš keldavau nuotraukas, dar buvo nuotraukas, visą kitą, bet niekas nežinojo. Nes aš labai bijau žmonių reakcijos. Kokios? Nu, man tuo metu atrodė, kad, jeigu tu atlikėjas, tai tu atlikėjas gali būti slash influenceris, bet ne atlikėjas ten kažkoks, tai dar, nežinau, parduotuvės darbuotojas arba dar kažkas. Čia labai labai blogas požiūris. Aš dabar taip džiaugiuosi, kad aš, kaip pasakyti, atskleidžiau. Ne tai, kad atskleidžiau, bet pasakiau, kad tai yra mano darbas. Tai, ką aš darau, tai aš labai labai myliu. Ir dabar aš sulaukiu dar daugiau auditorijos ir panašiai, žmonės dar daugiau, nes galbūt pamato mane, galbūt įgauna pasitikėjimą ir visi, nes auskarų vėrimas irgi toks kaip tatuiruotis, kur tu eini ir tu nežinai, kas to bus, ar tau skaudės, ar tu neskaudės ir panašiai, ateina žmonės su labai dideliam baimėm. Bet tas aš baimės bandau biškiu. Turiu vieną skylę čia. Kur auskaras? Ne, kai čia buvau gal 4 ar 3 buvo mada Klaipėdoj, tai tarp klasiokų ir mokyklai, tai visi rajone su jėga prasivėrėm ir baisu. Nėra malonu iš tikrųjų. Baisu. Tai va, įsivaizduok, ateina, jeigu žmogus iš meistro po tokios panašios patirties, kur tau, nežinau, ten nežinia su kokiom priemonėm vėrė, nežinia, kokius auskarus dėjo ir sako, aš bijau, ateina pana arba net bišas sako, man baisu, nes man buvo taip, man taip puliavo, man skaudė ir panašiai. Nes pūliai būna, net? Nebūna. Jeigu tu teisingai praveri, jeigu tu turi normalias priemonės, normalius auskarus ir tu išaiškini žmonėm, kaip prižiūrėti, tai nieko nebūna. Dėl to tas klientas po to ateina pas mane su draugiam, su savo sesėm, mamom, močiutėm ir sako, viskas bus gerai, ramiai. Ta paskaudės 2 sekundės ir viskas. Tai tu turi tą išmokti prieiti prie žmogaus, išaiškinti ir suprasti, kad, paaiškinti, kad viskas gali būti gerai. Jeigu turi blogą patirtį, nereiškia, kad pas mane bus blogai. Arba atvirkščiai. O tai, jeigu, sakykime, kas nors dabar klausos ir nori auskarą įsiverti, tai kaip jie gali tai padaryti? Auskarai tau. Ačiū už reklamą. Auskarai tau, Facebook, Instagram. Jo, aš labai labai laukiu savo klientų, aš juos labai labai myliu ir, O tu turi auskarų pasirinkimą taip pat? Labai didelį. Pas mane ateina būna iš vis panas nesiverto, sako, aš noriu visus pakeiskit, sudėliokit man ir panašiai. Tai man gražu, kai panas būna prisidariusios skilių. Kiek pas tave yra jų? Pas mane 12 galbūt, bet porą. Ne, vienoj pusė čia gal 7, bet porą čia iš vis dabar išsiemus, žodžiu, čia visur. Aš keičiuosi. Jo. O tai kokios gali būti problemos vėrimo? Vėrimo problemos? Matai, kas yra? Pavyzdžiui. Yra tas, kad žmogus turi labai mokėti prižiūrėti ir žinoti, ką naudoti. Aš girdėjus, kaip meistras, ne mano salone, bet kur aš ten lankiausi, ir išeina pasidariusi mergina vėrimą ir sako, kaip man prižiūrėti, sako, tai spiritų dezinfekuokit ir panašiai, tipo alkoholiu. Alkoholis tau išdegins. Ir tau pradės sausėti ir visą kitą. Tai yra tokie maži dalykai, kurių kai kurie galbūt, aš nesakau, kad visi, nes labai daug yra, kuris įžeidžia meistrą ir panašiai, ką čia kalbi, man žinutės ten kala visokios. Aš nesakau, kad visi blogi meistrai, aš tiesiog sakau, kad galima išaiškinti žmogų, kaip prižiūrėti ir ko nedaryti arba daryti, ir tada viskas bus gerai. Ateisit po mėnesio dar vieną auskarą vertis ir viskas bus gerai, jūs neturėsite jokių problemų.
Bet vat kas, žinai, keista man buvo, kad aš po kokių 6 metų neverimo ant bairio kažkada pabandžiau prasiverti ir praėjo. Nes apačia labai greitai, labai sunkiai užgyja. Pavyzdžiui, kremzlė, nu čia visur jau kremzlės prasideda. Jeigu aš tau praversiu, tu išsiimsi, kad ir po 2 mėnesių tau gali per vieną dieną užsitraukti. Labai Viršuj. greitai. Jo, viršuj ir va čia visur. Čia matai ausies spenelės, tik tai oda. Tai čia tau praverstau, gali būti, kad neužgis. O gali būti kažkokių infekcijų, rimtų, ta prasme, per visą kūną ir panašiai. Per kraują labai neturėjai. Nes čia nėra daug kraujo, ne? Tai tu gali žiūrint, kokią tu adatą veris ir kiek tu to kraujo padarys. Infekcijų gali būti, bet dažniausiai būna pūliavimai, bet ne tos infekcijos, kad ten kraujo infekcija ar dar kažkokių dalykų. Tai čia aš net savo patirtį nelabai girdėjus. O ką manai apie tos žmonės, kurie prasiveria tunelius didžiulius ir kaip tą tunelį, ta prasme, tokį pasidaryti? Nes... Dėl tų nuomonių. Ar tu jos darai irgi? Tunelių nedarau ir tunelio tu nepadarysi. Žodžiu, ateina pas mane klientės ir sako, ten, aš noriu to, kaip man daryti, ar jums gražu? Sakau, žiūrėkit, aš nenešiosiu šitų auskarų, aš į veidrodį nežiūrėsiu. Jūs kiekvieną rytą žiūrėsit pati į save, nu dažniausiai pas mane moterys, aš vyrus priemu visus. Bet daugiausia moteris, tai aš dažniausiai ir sakau apie moteris, sakau, jūs save žiūrės kiekvieną dieną, jums turi būti gražu. Ne man, ne sesė, ne draugai, ne bernui tavo. Jums turi būti gražu. Ir su tais tuneliais irgi sakau, man nepatinka, aš ant savęs neturėčiau, jeigu tu turi kažkokį ypatingą stilių, ten juodai rengiesi, įdomi ir tie tuneliukai, kad ir maži yra, man visai nieko, nes tai yra tavo stilius. Jeigu tau gražu, okei, man dideli tuneliai negražu, bet tai yra taip pat tavo stilius. Jos kaip padaro praveria auskariuką paprastą. Ir maždaug kas mėnesį vis didesnį, tai nėra, kad išpjauna tavo ausies ir tada tu didės, ne, po truputį. O ką daryti, vienu žodžiu, aš esu matęs, jie pasidarė tunelius, ten tokios skylės, o jeigu tu vieną dieną nebenori jų? Eini pas chirurgą ir tau užsiūna. Ir kaip atrodo po to? Kaip susiūta. Esi mačius? Jo. Nu taip, tu kiekvieną dalyką turi apgalvoti, aš turiu mergaičių, ateina mamos ir mergaitės ir sako, aš noriu antakį auskaro, žinai. Iki 18 tipo? Jo, bet neateina su mama, tai aš galiu daryti, ką nori. Auskarui nėra limitų, tik tai, kad ateitų su suaugusiu žmogum. Ir ta mama sako, jūs patarkit. Sakau, žiūrėkit, aš visą sakau tiesiai šviesiai. Sakau, aš jums praverti galiu bet kur. Ir jūs nešiosit, jūs viską darysite panašiai. Bet sakau, žiūrėkit, kas yra su antakiu. Jūs panešiosit 2 mėnesius, kol jūs išsigydysit. Ir vėliau tau sueis 18. Ir tu galvosi, aš noriu būti princesė, mano stilius keičiasi, aš ne čia... Nebeimo. Nebeimo, nebe dar kažkas, ten, žinai, mano stilius keičiasi ir jinai išsiverstos visus auskarus ir, sakau, to bus skylės visur. Nedidelės, bet maži randeliai, bet tave gali būti, kad nervins visą gyvenimą. Tai jeigu tu su tuo sutinki, kad viskas bus okei, tai mes galim verti ir viskas gerai, gal tu visą gyvenimą jį pranešiosi, bet mano kaip meistro esmė yra to pasakyti, kad tu tą gali daryti. Ne tai, kad tu tą gali, bet taip ir taip gali būti. Ir tu apgalvoji ir sakai, viskas okei. Yra meistrų, pas kuriuos ateina žmonės ir jis sako, aš ten noriu 7 skylių ir viskas suveria. Pas mane ateina, aš sakau, aš čia ir čia galiu verti. Nu, pagal ausį, žinai, kur yra skaudesnis vietos, kur yra mažiau, aš žinau gijimą. Aš sakau, visą kitą jūs ateisit vėliau. Kitas meistras galbūt galvos, kad aš dabar suversiu, pasiimsiu pinigų, žinai, ir tada. Ne, aš žinau, kad pas mane sugrįž, tai aš lengvai išleidžiu. Bet tai ne tik ausis, ne? Vat minėjai, kad antakis, kūnas, bamba, nosis. Tai tu visur? Tu visą galiu praverti. Nu, ten jau žemiau aš nelendu iki bambos. Jo. Nes ir žemiau aš esu matęs. Ir žemiau veria jo, bet ten būna visokių istorijų, kur ateina žmonės nesusitvarkę, neišsiprausę, ten aš tiek prisiklausiu, kad aš galvoju, ne, man nereikia, kaip nors. Tai va. Galėtum gerai užsidirbti, aš manau, verdama. Aš ir taip gerai užsidirbu. Tai... jo, aš ne. O kiek kainuoja, sakykime, nori pana prasiverti porą auskarų? Labai skirtingos kainos yra, nes nuo vietos priklauso. Maždaug nuo 30 iki 40 eurų verimas su paprasto auskariuku. Nu, yra toks, paprastai toks burbuliukas titano. Bet jeigu nori ten kažkokių gražesnių auskarų, pavyzdžiui, pas mane čia visokių blizgučių, to auskaro kaina eina papildomai nuo 10 iki ten 20-25 eurų. Tai tu į 5 eurų su 2 auskarais laisvai tilps, net į kemį tilps. Jeigu paprastus auskarus rinksi. Jeigu daugiau, tu ten gali ir... O kur bachūrai verės? Bernai dažniausiai paprastas vietas, va čia pagrindinius. Bet kaip bijo. Banas ateina, man verkite viską, žinai, matai, va. Bernai sėdi, aš matau, kad tau tai prakaitas muš. Bet aš buvau vienuose kursuose. Skausmo bijo? Jas bijo skausmo, bet šiaip būna mergos labai iš jų žvengia, sako... Ai, čia tie bernai vaidina, žinai, stiprius ir visą kitą, ir jie po to negali, pakentėti tos vienos skylutės, kad jiem iš tikrųjų skaudu. Bet mūsų, pagal mūsų visą raidą, tiek vyro, tiek moters, yra taip, kad moterys jau sukurtos
iškentėti šiek tiek didesnį skausmą. Tai nereikia iš tų vyrų žvengti, jiem iš tikrųjų skauda net ten, kai žvengia panus, kai ant tokius pešių, ar ten vyras verkia, žinai, mes tiesiog galim iškęsti didesnį skausmą vien dėl to, kad kažkada mums reikės gimdyti, dėl to, kad mes ten turim kitokius įvairiausius skausmus, tai pas mus taip yra fizionomiškai jau padaryta. Tai ačiū už tai gyvenimui, kad mes galim procedūrintis. Tai šiuo metu tu dar planuoji muzikos karjerą tęsti? Labai. Matai, kas yra? Aš su ta muzika labai stipriai užsiėmiau, kai man buvo ten 17-18 metų, kai aš dar gyvenu pas tėvus ir aš mokiausi ir visą kitą, tai aš ten kažkiek padirbu. O tu iš kur? Iš Alytaus, bet aš Alytui gyvenau 7 metus. Tai daug kas paklausė, aš galiu sakyti, kad aš iš Alytaus, bet sako, o, tu čia atvažiavai studijuoti? Ne, aš į pirmą klasę jau ėjau Vilnių. Jo, tai kaip pas tave, ta prasme, ką tu galvoji su atlikėjas? Su muzika. Su muzika daryti. Su muzika aš dainuoju daugiau negu 18 metų. Ir dabar tas mano yra labai stipriai sustabdytas, nes dėl to, kad aš labai stipriai dirbu, aš dabar bandau daug užsidirbti, daug pasidaryti, kad aš vėliau galėčiau tą galbūt investuoti į muziką. Nes kai tu esi jaunas... Sunku užsidirbti. Matai, kas yra... Ne, įmanoma. Lietuvoje yra taip, kad tu iš savo dainų, jeigu tu leisi Spotify, iTunes, Deezer ir panašiai, tu uždirbsi ten, centus. Tau ten į pusmetį, nežinau, įvairios tos sumos, bet tu neišgyvensi. Net mėnesio algos nebus per tą pusmetį, kai tau išmokės, bet tu uždirbsi iš koncertų. Koncertai, vaikeli, labai gerai. Ir ypač, jeigu tau tai patinka. Tai... O vat pas mumis buvo atvaręs toks Aurok, Tauras neseniai irgi atlikėjas ir jisai turi populiarių dainų, bet nėra padaręs nei vieno koncerto. Tai, pavyzdžiui, kaip jam ar kažkam irgi gauti tos koncertus? Ar tu turi pats eiti ieškoti rašyti, ar tu turi laukti, kad tau atsiūs? Kaip... Aš gyvenime pati nerašiau niekur, bet net su tais visais influencinimais. Aš žinau, kad panos rašinėja ten kito meistrėm ir sako, aš čia jūs galiu pareklamuoti, ar galite man padaryti šitą. Aš to nei su savo reklamų nedarau. Tiesiog yra skirtingi būdai, bet aš manau, kad ypač atlikėjam tai tave kviečia, kur tave nori matyti pagal auditoriją. Mane dažniausiai klubai kviečia, kur aš jau atinu, aš ten padarau vakarėlį. Bet būna, kad klausia bardakas kažką rašyti, ar galite varyti, padainuoti coverius. Sakau, sorry, aš coverių nedainuoju, aš žinau savo dainas, savo autorinės dainas ir viskas. Lietuviškos dainos. Tai, pavyzdžiui, čia rašo Robbie Burke remixą, ne? Aha. Tai kas tas Robbie Burke ir kaip tu jį radai? Čia yra prodiuseris. Aš su jais pradėjau dirbti, buvo dar buvo 2 prodiuseriai. Ir mes pradėjom, kaip sakyti, kept gabalus. Jie man siūsdavo takelius, aš parašau savo žodžius, sukuriu melodiją, nuvarau į studiją, rašau ir jie išleidžia. Čia Lietuvoje? Jo. Šiaip šitas... Robbie Burke lietuvis? Robertas yra... žiauriai kietas prodiuseris. Jisai toks paprastas atrodo bičiukas, kai tu pamatytum, bet jisai toks talentingas yra. Ir man labai gaila, kad aš dabar su juo nedirbu, dėl to, kad, šiek tiek jo keliai pasisuko, šiek tiek mano keliai pasisuko, bet tuo metu mes iškepėm labai gerų gabalų, kurie dabar renka 500 000, milijonus, viena daina turi beveik 5 milijonus peržiūrų. Tai... Kuri? Šią naktį. Jo, pavyzdžiui, šitą mano nuodėmė, tai čia 600 000. Tai man atrodo, čia žiauriai geri skaičiai, ne Lietuvai? Lietuvai tai yra labai geri skaičiai. Aš kai pradėjau, kai gavau pasiūlymą, kad dirbti su šitais žmonėm, aš galvoju, kad mes parašėm tą dainą, aš nuėjau į studiją ir ten ją turi tvarkyti. Ir aš taip sėdžiu, galvoju, mano svajonė dabar, kad po 5 metų, jeigu man pavyks, kad surinkčiau YouTube 100 000 peržiūrų. Aš pasiekiau savo 1 milijoną per gal mėnesį. Aš taip sėdžiu, okei. Ir nuo ko tai priklauso, galvoji? Tu žinok, negaliu pasakyti dėl to, kad, pavyzdžiui, su ta daina šią naktį, aš ją parašiau per 7 minutės. Aš ją įsijungiu bitą, man taip užkabino švatai, jos susėdau, surašiau viską. Ir jinai išpopina visą dainą, ten net klipos jie nėra. Yra dainų, kurias aš rašiau ten žiauriai sunkiai, dėliau žodžius, kad gražiai skambėtų, kūriau video ir jos turi po 20 000 peržiūrų, kas man yra, dabar yra labai mažai. Aha. Tai tu niekada nežinai, kurią dainą tavo išpopins ir kas kam patiks. Švakar, kai ieškau, neradau šitos dainos, aš dabar įsijungiu šią naktį irgi su to Robbie Burke, ne? Bazelo, irgi kažkur girdėti. 5 milijonai, wow. Prieš 4 metus. Tai va. Ir koks jausmas turėti 5 milijonų view dainą? Va, žinok, vakar su savo antrą pusę diskutavom apie visus dalykus, nes kai tavo yra expectationai šiek tiek mažesni ir tu juos pramuši po, tada per 7 minutės, kai sukūrei dainą, nesitikėjai, kad bus. Tikrai, aš vis nesitikėjau, kad tokie skaičiai bus, bet kai tu pramuši tuos expectationus, tai tau po to labai sunku juos dar labiau pramušti. Nes aš dabar leidžiu,
dabar jau gal metai buvo, kada paskutinė daina išėjo, bet nes dabar sustabdžius tą veiklą šiek tiek esu, bet tu išleidai ir tu žiūri, tau nesisuka, tipo, ten per dieną surenka 9,000, žinai, ar ten per 2 dienas nesurenka 10,000, tu sėdi galvoji, aš nieko nepadariau gero, žinai, nes tavo tu žinai, kad tu, aš čia noriu, žinai, 1 milijoną ar dar kažką, nepasieksi to 1 milijoną, turi daug dirbti ir nežinai, kuriai tavo dainai pasiseks. Tai yra iš tikrųjų labai kertava per čia, nes tavo expectation yra labai aukštai, o tau to nepavyksta pasiekti toks. Aš suprantu jo, nes pas mane su, podcastu biški panašiai yra, žinai, vienas gali 10,000 surinkti, kitas 5, kitas 5. Aš niekada nežinai, kas išpopins. Bet aš kadangi buvau tam pasiruošęs prieš darydamas, tai aš galvoju, aš tiesiog nekreipsiu dėmesį į tai. Ir... Tai va. Vakar mes tą patį kalbėjom, kad sako, Eva, tu turi suprasti, bet ką tu darai gyvenime, tu darai dėl savęs. Ta daina parašy dėl savęs. Ne dėl to, kad tu ten kažkam kažką gautum. Taip, tu galvoji apie finansus, apie galbūt kažkokius pasiūlymus ar dar kažkokius, bet tu darai dėl savęs. Kai tu pradėsi manai daryti dėl savęs, tu džiaugsi kiekviena savo daina. Nesvarbu, ar tai surinks 1000 ar 5 milijonus. Yra dainų, kurias aš dainuoju, man yra jos arčiau žymiai širdies per koncertą, negu ta daina, kuri ten 5 lemus turi. Absoliučiai, tipo. Tai kuri daina buvo ta, kurią tu, sakykime, parašei, tikėjaisi daug ir visiškai neiššojo? Žinok, taip, yra tokia viena daina Nauja era. Ten aš pusiau repuoju, ten labai daug žodžių, jie labai gerai sudėlioti ir visiškai nepoju, absoliučiai, kur aš ten... 8,000. Taip, O tikėjaisi? Nebuvo to, kad tikėjausi, bet, tu vis tiek manai, kad, bus virš 5, žinai, virš 100. Ir kai tu matai 8, tai man mano story per dieną peržiūri ten 8,000, tai kad, ta prasme, tai žinai. Ir toks, kur, sorry, nepaja, bet... Tai jo, ir kaip po to jaustis, kai, sakykime, įdedi darbą daugiau nei 7 minutės? Sunku dėl to, kad tu galvoji, kad, viskas bus gerai ir tau toks bam, ir tu sėdi, galvoji, ką aš čia darau, žinai, šitam gyvenime toks, kur, ai. Bet kaip nors, bandom toliau dirbti ir bandom nenusiminti, nes žinai, kad įmanoma. Matai, pavyzdžiui, aš turiu vieną dainą, kuri išleista prieš paskutinę, tai gal metai nepraėjo ir jinai irgi neturi 100,000, dabar yra gal 9-8 kur man irgi ten, vadinasi, žinai daina. Ir irgi, aš skaitau ją, kad jinai neprasisuko, bet, pavyzdžiui, Akropolis jie groja beveik kiekvieną savaitę, pastovi. Akropolis? Jo, Akropolį, tai jinai man draugės. Jie ne vieną ir tą pačią groja? Viskas yra ir bus gerai. Ar ten tavo ir... Ne, jie žinok, viskas yra ir bus gerai, kas valandą groja. Tai tu gali žinot, kad dabar yra 5, 4, 3 ar ten belenkiek valandų. Jo. Bet man irgi draugės siunčia. Ir šiaip žmonės filmuoja, sako, aš sėdžiu valgau, sako, ir Eva dainuoja. Per tą jau... Jo, visur ir lauke per kolonėlės. Tai toks fainas jausmas ir matai, kad gerai, YouTube neprasisuko, bet, paėmė vienas iš rimtesnių, O tai tu gali prašyti kažkokios kompensacijos, pinigų ar kažkokių čia ne kompensacija. Tu kiekvieną dainą, kai tu parašai, tu registruoji. Lietuvoje už registracijas ir autorių išmokėjimus visų pinigų yra atsakinga Latga arba Agata. Yra tokios 2 asociacijos. Latga labiau atsakinga už visokius filmukus, tu gali kreiptis, kad tau uždėtų štampą, kad jei kažkas ten YouTube kels tave, kad, žodžiu. Arba bet aš leidžiu. Tai va, yra 2 skirtingi dalykai. Tai aš ir galiu pasakyti. Jie tave tipo apsaugo tavo teisės. Jie apsaugo mano teisės ir taip pat visi, kas leidžia radijai, net pats YouTube'as, Spotify'us, tas pats Akropolis, jie moka Agatai tam tikrą mokestį už įrašų naudojimą. Ir po to Agata paskirsto tuos pinigėlius atlikėjam ten 2 kartus į metus ir panašiai. Tai man išmoka vieną sumą, aš gaunu ten kažkokią tam tikrą už tai, kiek Akropolis naudoja, kiek aš ten nesurašyta, žinai, kas konkrečiai, bet yra už įrašų panaudojimą radijoje, televizijoje, ten komerciniai veikloje, belenkur, žinai, surašyta. Ir tavo visos dainos yra... Jo, aš matau visas statistikas, viską matau. O tu gali be to reikalo daryti, be tų kompanijų? Tai aš galiu... Tiesiog sukur dainą, paleisiu YouTube ir viso. Tai aš žinoma galiu, bet tai tada tai aš vis nieko negausiu. Jo, tada kas nors. Ne dėl to, kad naudos, dėl to, kad Agata labiau yra tai, kad ne tai, kad taip, jie apsaugo tavo teisę, bet jie tau išmoka pinigus. Tai jeigu aš tiesiog išleisiu, tai man YouTube'as kažkiek jie išmokės. Taip. Dabar Agata, kai aš išleidžiu, užsideda toks, kai aš registruoju, užsideda toks ženkliukas monetizuota. Reiškia, kad by Agata, kad jie visas teisės prisiema savo,
Aha. Nu, jie saugo mane ir Atlikėjams visą ir kitą. Ir YouTube'as nieko nedaro. Va, matai? Negirdėjau jo. Tai paskaityk, žinok, čia ir dėl įrašų, net kai tu leidai įrašų šitam Spotify, jie tau turėtų išmokėti. Kur tu surenki, tu irgi renki peržiūrą Spotify, YouTube, jie tau išmokėtų pinigus. Nes, man YouTube'as taip pat taip sumoka ten už tas Taip. reklamas tiesiai, Taip. Spotify ne. Nu tai va, o Spotify'us atlikėjam, tai yra rojus. Spotify'us moka pačius geriausius pinigus iš visų platformų. Tai va, čia turi šitą labai greitai susitvarkyti, nes... Jo, bet pas mane ne dainos ir aš žinau, kad pas mane, Ne, žinai... tai podcastas, jo, vis tiek bet čia yra įrašo panaudojimas. aš žinau skaičius, kur aš žiūriu, tai ten apie 1000 klausytojų yra, tai aš nemanau, kad už 1000 klausytojų. Nu, bet euras prie euro, žiūrėk jau. Lamborghini. Teisingai, nu. Po truputį. O tai kokios vat problemos tau yra su muzikos kūrimu didžiausias? Ne tai, kad problemos, man labai sunku surasti tinkamą bitą, kuris man patiktų. Nes kas tinka Lietuvos auditorijai, nu, pavyzdžiui, yra puslapiai, kur tu perki bitus. Taip. Nu, tu ieškai panašiai. Man ten yra jų milijonai, ten yra Taip, jų belenkiai, bet klausiau. gerą surasti yra labai sunku, kuris ir tau patiktų, kur ten ritmas būtų geras ir visa kita. Ir po to, tu, kai jį surandi, tada tu bandai rašyti, jei tu pavykstant jo parašyti, tu išleidai dainą. Tai va tas parašymas yra sunkiausias. Tai jeigu yra prodiuserių, kurie labai turi, nes būna, kad žmogus... Susisakė patys. Taip, būna parašo. Taip, taip pat kaip ir Robertas, tas Robbie Burke. Tai jisai yra grinai takelių, kaip sakoma, kūrėjas. Ir jisai, žmonės Ir jam man reik prašo, žmonių. sako, aš dabar jau gal jam nereikia žmonių, bet sako, aš kuriu, gal nori, žinai, ir tu paklausai ir tada, mes galim, žinai, featą padaryti ar ten dar kažką. Tai why not? Nu jo, bet vėlgi, pati populiariausia tavo daina, bent jau ant tavo akaunto, tai 700 000, tai matau su video yra, žiūrėjau šitą, tai kas geriausia. Tai kuom skiriasi daina kelti su video ir be video? Daugiau peržiūrų. Su video. Dabar taip, aš nekalbu apie tą dainą, kuri išpopino šią naktį, Be video. aš nežinau, kas ten buvo, bet šiaip, jeigu tu keli dainą, ir pavyzdžiui, paskutinę keliau, jinai man žiauriai graži daina, labai gera daina, ten iš vis irgi neturi daug peržiūrų, bet jinai neturi video. Ir viskas. Tu žmogus ar taip, jeigu tu matysi video, tu tikriausiai norėsi jį pabaigti žiūrėti iki galo ir tokiu atveju YouTube'as pagauna, kad žmogus ilgiau žiūri ir siūlo tą dainą kitiem. Ir tai prasisuka labiau. Tai visada video, jeigu įmanoma daryti, reikia daryti. Tai, o tu dar planuoji grįžti į muziką? Labai, taip. Aš užsidirbsiu daug pinigėlių, kai man jau užteks, kad aš galėčiau išvažiuoti kažkur. Aš gulėsiu, va taip, ar aš sakysiu, dabar neškint man bitus ir aš kursiu dainas. Ne, tikrai, taip. Muzika, aš labai myliu muziką, aš labai myliu dainuoti ir aš tikrai dar dainuosiu. Labai. Mačiau, tai klube kažkoks pasirodymas buvo. Buvo gal prieš 1,5 mėnesio Kaune naujo klubo atidarimas, tai aš ten jį atidariau, dainavau. Žodžiu, Tai buvo linksma. Jauduliukas yra, kai dainuoji klube? Matai, kas yra? Girtiem. Žinok, pats vainiausias dalykas. Geriau su Aš girtais. nei visada, blaivais, žinai, ane? dar būna, žinai, ateina savininkai vis tiek ten sako, arba dar nesusirinko, arba dar palaukim, ar dar kažkas, labai sunku klube ištaikyti tinkamą laiką. Nes visi laukia, kada jau žmonėm atsileis biški, bus linksmiau ir tada, kad galėtum jiem dainuoti. Ir Bet šoko žmonės per tavo. labai faina. Kuo girtesnis, man to fainiau jam dainuoti. Iš tikrųjų. O pati esi kad nors girta buvus ant scenos ar išgirta? Ne. Praktiškai visiems atlikėjam yra, kai tave užsako, tu turi atsiųsti savo oferį, ko tu reikia. Nuo garsistų visą kitą, ainierų, ten belenko, iki tavo pagidavimų gėrimam, maistui, alkoholiui, belenkam. Mano visada pagidavimas yra, kad pas mane bus draugai, tai ten gal kažką, pavaišinsi, tai ten būna jokių problemų. Ir kad man būtų... Įmanoma užsidirbti? Ta prasme, ar jie moka, jeigu klubas, sakykime, pakviečia tavęs padainuoti? Tai aš nemokamai nevažiuoju, taip, tau sumoka už pasirodymą, priklauso, kur tu, koks tavo lygis ir panašiai. Aš prašau šiuo metu 900 valandą laiko, plus transportas, kiek man žiūriu, kiek man reikės važiuoti ar į Kauną, ar ten į Klaipėdą, ar į Alytų ir panašiai. Kiek konsų padariusios? Neskaičiavau, žinok. Bet Virš 10 tai tikrai. Klubuose dažniausiai vairuosi. Ir po to, jeigu tau reikia nakvoti, dar būna, kad ir viešbutį apmoka. Tai jeigu savo kažkas, kad neįmanoma užsidirbti, tai neįmanoma, jeigu tu mažai dirbi. Pavyzdžiui, dabar aš metus laiko mažai dirbu. Ir nieko neina. Ir nieko neina, bet dėl to, kad aš kitus dalykus sudėjus į savo auskurus, kur aš pastoju postinu, aš ten darau, dirbu ir visą kitą. Ir aš iš to uždirbu. Žinai, kur tu padėsi savo tą visą energiją, iš to tu ir uždirbsi.
Tai yra baimės scenos ar kamerų. Nu, tu minėjai pradžioj kameros pripranti, sceną pripranti. Matai, kas yra prieš kiekvieną koncertą, yra šiek tiek tau plaka širdelė, tu išeini, pirmą dainą ir tada po pirmos dienos viskas leidžia, jokios baimės. Bet prieš kiekvieną pasirodymą yra dėl to, kad tu nežinai, kaip bus. Nežinai, kaip publika reaguos. Gal tu išeisi ten visi, va tai va, kokteiliukus gers ir... Ir mes kokį, blėt, bananą. Dėl šito dar nebuvo, nes dažniausiai apsauga visur yra. Ar ten bet kur tave... Belė kada gali gauti bonketį? Tu belenką gali gauti. Jo. Bet man yra buvę taip, kad aš Palangoje koncertavau ir man jau ten yra už 10 minučių aš turiu išeiti ir ten aš pražiūriu, ten krūva žmonių, žinai, stovi, visi laukia, ten šoka, dainuoja. Ir tada man rašo, Eva, reikės biški palaukti, savininkas. Aš galvoju, ko čia, turėsime, viskas ar ko, visi pasiruošę, žinai, didžėjus laukia, visą kitą, aš tik pažiūriu pro užuolaidėlės. Iš kokių 300 žmonių, kokia 20 stovi. Ir aš nesuprantu. Ir man siunčia video, laukia 3 mentų mašinos suvažiavę. Tiesiog kažkas klube susimušė, ten draugai su draugais, hebros, prieš mano pasirodymą ir ten juos visus išvežė. Ir nebeliko žmonių. Ir tada mes laukiam dar valandą, kol dar parduos bilietų. Ir aš ateisiu ir aš atinu ir aš žiūriu, ten ne mano publika, ten tiesiog vyrai, moteris po kiek metų, žinai, tokie, kur, Palangoje jau bandė kažkur dasimužinai ir jiem, neįdomu nei aš, nei jie man neįdomu, žinai, ir aš taip tokia, okei. Tai ką manai, žiūrėdama, pavyzdžiui, į Lietuvos atlikėjų pasirodymus, kurie parduoda, sakykime, didelės scenas ir aš labai džiaugiuosi, aš žinau, kiek darbo reikia įdėti, nes kiti galvoja, čia, žinai, labai lengva, žinai, nueina padainuoja ir panašiai. Arba kai tau sako, kaip jums gerai, kai tau už reklamą, žinai, Instagram'e moka, arba kad tau ten procedūrintis galima nemokamai. Sakau, palauk. Aš 7 metus dirbau, negaudama nei cento, kėliau reklamas arba dainavau, čia su atlikėjais gali būti su reklamom panašiai. Tai pabandyk tu dabar užsirašyk kur nors darbas, iki aš 7 metus padirbsiu nemokamai. Ir da visi tau sakys po to 7 metų, kad tu čia, žinai, pažiūrėk, kiek tu pasieki dabar, ką tu dabar darai, kaip tau pasisekė. Man nepasisekė, aš sunkiai dirbau. Ir tai visi atlikėjai, kurie dabar renka arenas, patikėk, jie daug metų dirbo, kol jie gavo galbūt tą pirmą viral song ir jiem pavyko. Nėra tai, kad tau atlyva nukrenta. Yra, bet labai mažai, kurie taip išpopina per vieną dieną. Bet kiti dirba labai labai sunkiai ir labai ilgai. Aš, pavyzdžiui, mačiau, Selas pardavė didžiulę areną ir visat pardavė. Bet Selui... Jessica Shai Selui kiek metų. Estradą Klaipėdos mačiau. Jo, Selas, aišku, pilną metų. O Jessica irgi, atrodo, daugam atrodo, kad čia porą metų tik tai dirba. Ne, ilgai scenui tiesiog, prieš tai, jūsų dar nepasiekė, prieš tai jos darbai ir jos muzika. Žinai, gal kažkas po 10 metų sakys, čia va išpopino dabar. Bet jie nežinos, kad tos dainos buvo, kurios rinkdavo po 10, po 5 tūkstančius ir, jos nepasiekdavo žmonių, bet aš taip pat dirbdavau, aš taip pat darydavau. Tai aš labai džiaugiuosi iš visus atlikėjus, aš žinau, kiek darbo jie įdeda ir tai yra pats geriausias dalykas, kad žmogus kažko siekia, kad mes Lietuvoje, mes turim labai aukštą lygį visų atlikėjų ir pasirodymų. Tai čia reikia tik tais džiaugtis, nes mes esame labai labai maža šalis. Aš galvoju apie koncertą, žinai, kiek reikia laiko pasiruošimui pačiam šou, nes kai kur koncertuose šaudo, ten fejerverkai, visa kita. Matai, tai tuo metu dirba jau ne tu vienas, tuo metu dirba visa komanda prie tavęs. O kas per komandą, ko reikia komandai? Pavyzdžiui, jeigu tu kurtum savo komandą, kokio tipo žmonių tau reikia? Matai, priklausytų... Jeigu, sakykime, tau yra galimybė Klaipėdos estradą išparduoti, ne? Jei yra išparduoti, šį kitas reikalas. Pirmiausia, prieš išparduodant reikia pagalvoti, ar tau tai pavyks, ar tai tavo nosį. Yra labai daug atlikėjų, kurie pasiskelbė arenas ir jos neįvyko tos arenos, dėl to, kad nepardavė bilietų. Tai turi labai įvertinti savo galimybės. Nieko, tu esi dideliam minus ir viskas. O minuse, kur išlaidos? Jo, aš suprantu, o išlaidos kur tai pažiūrėk, tarkim, žiūrėk, susimaliau, net tiek noriu papasakot. Kai tave ima klubas. Taip. Tu nieko neatsakai. Aš nieko. Tau mikrofą duoda, dainuoji. Aš atvažiuoju ir visi aplink tave šokinėja. Karalienė. Taip, karalienė. Komentatoriai dabar rašo, šitą sūčką, ką jinai čia man. Žodžiu, atvažiuoju tave apšokinėja. Kai tu daraisi savo koncertą, aš dar nesu jo darius, bet aš žinau visą tą sritį, kaip vyks. Tu už viską moki. Pirmiausia, pradam nuo nuomos. Pavyzdžiui, vasaros terasą. Irgi 1000 tu sumokėsi už tą vieną dieną, kad tu tik tai turėtum tą erdvę. Aparatūrą, didžėjus, garsistas, mikrofai, visa kita, šviesos, jos 1000 kainuoja. Kiti galvoja, kodėl čia bilietas į koncertą valandos 5 eurų. Tu žinai, kiek kainavo tas švieselės tavo sudėt, kur tavo atrodys, kad tiesiog gražiau atrodo. 1000. Tai žmonės kartais tokių dalykų nepaskaičiuoja ir galvoja, kodėl tiek tas atlikėjas prašo, bet ir tu nori, kad tau kažkiek
atsipirktų ir tas darbas, nes yra daug atlikėjų, kurie dirba, kuria dainas ištisus mėnesius ir tik po to iš tų konsų užsidirba. Tai tu tuos mėnesius tu irgi turi, kažką savo išgyventi ir tu už juos neuždirbi. Taip, tai vėl išlaidos, ne? Tai vienas tas konsas gali Jessica šiai atnešti pajamų visiems metam, ne? Jeigu jinai išparduoda sėkmingai. Išparduoda, tai... Bet vėlgi nereiškia, jeigu išparduodi viską, jeigu tau ten išlaidų padidėja, gali būti nulio, nes Vidas Bareikis sakė kažkada, kad Žalgirio arenai yra išpardavęs, bet liko nulio. Matai, kas yra, dar vienas yra dalykas, kai tu turi savo komandą, kitas dalykas, kai tu turi savo prodiuserius. Aš, biškai šiek tiek noriu paaiškinti, kas yra prodiuseris. Užsienį prodiuseris yra takelių kūrėjas, Lietuvoj prodiuserių dažnai vadina tą žmogų, kuris tave stumia, žinai. Kaip pavyzdžiui, Giovannis šiuo atveju. Okay. Kai tu padarai koncą, aš dabar ne apie Jessica Shy kalbu, apie blenkokią atlikėją, jeigu tu turi savo komandą, kuri dirba, tu tai komandai dar sumoki, bet jeigu turi prodiusą, kuris visus šitus metus tave stumia, tai tu ten jam atiduosi, nežinau, vos ne visą dalį. Ir tau sumokės vos ne kaip darbuotojų tam tikrą sumą. Aišku, ta suma bus didelė už tokį renginį, bet dėl ko labai daug žmonių atlikėjų išeina nuo visų prodiusų ir dirba ant savęs. Nes tu tiek sumoki visiems prodiusų. Aš pradėjau, kur mane žmonės sako, mes čia tave stumsim, mes čia tave stumim darysim visą kitą. Bet aš žiūriu, kad man neapsimoka. Aš labai daug įdedu darbą ir po to aš turiu tuos pinigus atiduoti žmogui, kuris sako, čia aš tau suderinau reklamą, žinai, kur parašė vienam žmogui, kad ar gali story kelt, žinai. Toks. Aš pati parašinėsiu. Tai Giovannis yra, vienas iš prodiuserių, aš kažkaip mačiau kaip didžėjim. Čia jau su juo reikėtų kalbėti. Aš negaliu už jį atsakyti, bet kad aš girdėjus, kad ir žinau, kad ta veikla užsiema, tai taip. O kokie dar populiarūs prodiuseriai čia? Tyla yra. Mama, kur organizuoja. Žinok, daug nepasakysiu, yra tikrai žmonių, kur mes net nežinom, kad jie tam tikrą darbą daro, kur mes matom atlikėją ir atrodo, kad jis ten pats viską padarė panašiai, bet dažniausiai su tais dideliais atlikėjais stovi labai labai didelė komanda. Kuriam kiekvienam atsekta, ne, po to? Jo, kuriam kiekvienam sumokėti ir panašiai ir tu niekada nežinai, kiek kas stovi ir kiek kas tą žmogų padaro, kad jisai toks išeitų gražus ir visada pasitempęs su gražia suknelė arba ten outfit arba dar kažko. Yra, kas tai padaro. Tai. Tu matai save kaip dirbant komandai, kaip sakai, su prodiuseriu, ar labiau individualiai, kad pati? Aš labai esu individualistė visose srityse, kur aš galėsiu padaryti kažką, kur man nereikės žmogaus, aš padarysiu. Dėl konsų taip pat. Aš bandyčiau viską pati pasidaryti, aš neimčiau žmogaus, kuris stovėtų aukščiau manęs kaip prodiuseris, kuris man vadovautų, nes man buvo buvę taip, kad man sako, Eva, taip turėsi rengtis, arba taip turėsi rengtis, arba tu šitą gali kelti į savo Instagramą, arba tu to negali. Nes taip pat tave kontroliuoja, tave žiauriai kontroliuoja, ką tu gali sakyti, ko tu negali sakyti ir iš ko tu gali daugiau pinigų užsidirbti pats. Prodiusai. O kaip jie, pavyzdžiui, kontroliuoja? Tai paprastai tau sako. Nesakyk to. Tavo toks įvaizdis yra. Tu taip turėsi rengtis. Taip pat ir tuose visuose šou. Žinai, kur tu nueini ir tau atrodo, kad aš darysiu, ką nori, aš dainuosiu, ką nori. Ne, tu paduoda dainą ir tau sako, šitą tu dainą šiandien dainuosi. Ir viskas. Tai su tais prodiuseriais prodiuso tikrai ne. Dabar aš taip sakau, aš nežinau, kaip aš sakysiu, po 10 metų nežinau, gal koks pasiūlymas bus ir aš sakysiu, taip, noriu, darom, žinai. Komanda būtinai, nes tau reikia žmonių, kurie to padėtų. Tiek pat ir apsauga, tiek pat ir šitie garsistas, didžėjus ir visi šitie žmonės, taip pat yra tavo komanda, kurie tau padeda gerai pasirodyti. Taip. Ypač dėl šito garsisto, kuris būna dėl to, kad tai labai daug priklauso. Aparatūra ir garsistas. Kuris stovi, būna dažnai koncertas, nežinau, dažniausiai žmonės net nepastebi. Su planšetė ir tau ten reguliuoja garsą, kaip tu save girdėsi ir kaip žmonės tave girdės. Sulygina garsą muzikos ir tavo balsą. Tai jeigu garsistas bus šūtinas, vis sakys, kad tu nemoki dainuoti. Nes įsivaizduok, tu dainuoji vis tiek dideliai saliai ir eina garsas į priekį. Taip. Jisai eina į priekį, va dabar žinočiau, jisai eitų į priekį, jisai atsimuštų ten galiai kažkur tai klube tu esi ir eitų atgal. Tai aš dainuočiau, aš vėluočiau, aš vis net nepataikyčiau. Dėl to tu dažniausiai turi arba monitorius atsuktus į tave, monitoriai tau, eina muzika, tavo balsas ir visa kita, arba dar aukštesnis lygius tu turi ainierus, kur tas ausinytės atlikėjai įsikiša ir čia dar eina toks laidelis ir čia tu reguliuojasi, kiek tu save girdi arba kiek tu muziką girdi. O pati lankais koncertuose? Retai labai. Nepatinka? Aš labai tokį keistą dalyką turiu, aš labai turiu didelę auditorijos baimę. Čia visi, kai šitą išgirsta, sako, tai kaip tu dainuoji ir tu vos nebijai žmonių. Pavyzdžiui,
Aš jeigu nueinu į kokį nors prekybos centrą, aš tik tai darbo dienom, kad 10-11 arba labai vėlai. Aš niekada neinu ten savaitgaliais, niekur dėl to, kad man, kur daug žmonių, man iškart prasideda panika. Aš nežinau, kodėl, visą laiką. Čia labai keistas dalykas, aš tiesiog bėgu. Ten oro uostuose, kur daug žmonių, aš iškart pradedu nervintis ir man sako žmonės, ramiai, viskas gerai, viskas yra. Ir aš nežinau, nuo ko šitas atsiradęs, ten gal kokia vaikystės trauma dar kažkas. Bet scenoj niekada to nebūna. Aš sako, kodėl to nėra, sakau, nes aš va čia stoviu, čia stovi apsauga ir čia tada masė žmonių. Ir niekas ten, tai manęs nestumda nieko, tai man tas vastundimas mane labai labai nervina ir ta žmonių, toks, žinai. O tu, kai stovi sceną ir žiūri, tu žiūri į kažkam į akis, tu žiūri į galą sceną, žinai, ten yra kur žiūrėti. Kur tu žiūri? Įvairiai priklauso nuo publikos. Kartais būna pas mane, aš vakar su auskarais, aš sakau, kad pas mane formuojasi tokios, žiauriai fainos klientės, kur pastoja pas tai sugrįžta, visa kita, taip pat yra ir su šitais žmonėm. Kai tu pamatai auditoriją, dažniausiai priekyje ateina žmonės, kurie žino tavo dainas, kurie nori dainuoti, dažniausiai jau su jais komunikuoja ir dainuoja. Yra tokių atvejų, kai tu dainuoji ir tu matai, kad ten kažkur sėdė panarinti tokią. Neįdomu. Tipo, ką tu čia, žinai. Aha. Ir tada aš ją nežiūrėsiu, nes man visą vaibą čia, kad kam tu čia, žinai, sėdi. Būna taip, kad dainuoji tiesiog gal tau biški neramu yra arba nedrastu, tai tu žiūri tiesiai tiesiog, žinai, kad tau, neišmuštų. Būdavo sėdėjau, jeigu koncerte yra mano mama, pavyzdžiui, va čia, aš vėl stoviu. Ne, va čia yra jau žmonės ir čia būtų mano mama šitoj pusėje. Aš žiūrėsiu va iš tą pusę. Aš neatsisuks, nes bet kokią dainą aš dainuosiu, jau sėdė ašaros, sakysi, ir aš pažiūriu, aš irgi noriu verkti, nes man, tiesiog labai jautriai žiūri ir viską, ir aš negaliu ją net atsisukti, nes aš iš karto apsibliausiu. Nesvarbu, kokią dainą dainuočiau. Tai koks tavo buvo didžiausias feilas su muzika? Ar scenoje, sakykime, scenoje, auditorija? Feilas su muzikoje? Su muzika? Ant scenos jau. Žinok, nepasakyti. Čia reiktų labai pagalvoti. Gal, pavyzdžiui, kažkur pamiršai žodžius. Buvę, kad tu žodžiai, tai čia beveik kiekvieną kartą. Publika atsimena. Arba publika, arba dainuoji. Žinai, ir tu, ačiū, kad priminė toliau dainuoji, arba tada pradedi kažką kalbėti, rankas į viršų, dar kažką sakai, nes tu tiesiog dainuoji, viskas gerai. Tu ne tai, kad galvoji, kokie bus kiti žodžiai, tu dainuoji ir tada badas lapas. Nieko nėra, jokių žodžių. Tai tu arba savo, jeigu tu sugebi, tuo metu sukuri, bet būna, kad nesugebi ir tada tu lai, tipo, kokie jūs faini, kokia gera atmosfera, žinai, dar kažką. Tai auditorijos valdymas, ką apie tai galvoji, nes kartais pasižiūrė tos konsus ir ten visi miega, 100,000 žmonių ir jie visi... Matai, kas yra, daug priklauso, manau, PAM priklauso nuo auditorijos, PAM priklauso nuo artisto, žmogaus, kuris ateina dainuoti. Tai jeigu aš visiškai nekalbėsiu nieko, tai jie gal, tipo šoks, jie patys bandys užsives, žinai. Bet jeigu aš pasakysiu, tą darom, ten, nežinau, bernai dabar daina jums, nes aš jūsų nekenčiu, ir ten, belen kokią tu nesam pasakysi. Taip, tai jie jau biški reaguoja, jie atsipalaiduoja, ypač tas irgi alkoholio lygis klube, žinai, irgi tam tikrą daro, dėl ko žmonės, savininkai laukia, kad žmonės šiek tiek prigertų, dėl ko dažniausiai koncertai ten bardakė, materialistai ir panašiai prasideda antrą. Kodėl ne 12 daro? Nes ar žmonės blaivi. Jis turi atsipalaiduoti ir po to turi ir atlikėjai būti gera, ir tiem žmonėm, nes jiem bus žiauriai fainai, jie rieks dainuos ir jie po to dar nueis ir dar krūvą kokteilių pasiims. Dėl ko daromos pertraukos tam pasirodym? Aš tik galiu ateiti ir atidainuoti visą. Dėl baro. Man gali būti pertrauka 10 minučių, dėl ko jinai būna pusę valandos arba ten, gerai, valandos nebūna, bet būna pusę valandos. Dėl to, kad eitų žmonės į tualetą, parūkyti ir dar išgerti. Aš galėčiau dainuoti, bet mane irgi bando iš ten baras, nes jis moka man gan didelius pinigus už tą valandą, žinai. Tai jie turi tą gauti iš bilietų ir tą iš pardavimų. O būna taip, kad iš pardavimų gauni procentą per savo ten pasirodymą? Tai buvo vienas blogiausių dalykų, ką aš padariau. Ką tu sakai, kažkokius failus, tai nedainavime, bet kažkada man pasiūlė Vilnių kažkoks šūdinas klubas, bet aš čia nepažiūrėjau tuo metu, čia buvo mano klaida, kad aš nepasidariau researcho, kur aš važiuoju, ir sako, ar galima, nes pasakiau kainą, ir tada sako, padarom davai procentą, žinai, nuo pardavimų. Aha. Ir sakau, aš taip nedarau. Šiaip skamba gerai, aš paklausiu, kiek žmonių surenkat, kokią kainą dėsim, visą kitą. Ir tada pasakė gal 7 tram, kad man eina 7% už bilietus, ne už alkoholį, alkoholis jiem. 7% už bilietą, tram jiem, ir mes nesurinkom, ten labai susirinkom mažai žmonių, ir mes jau einam su tuo savininku kalbėti, ir jisai man sako, mes tarėmės šiam kiam. Ir kur tu jam pasakysi kažką? Tu man sakėjai, kad mes 7. Tai buvo, kas? Tu sėdėsi kaip durnelė, tu prašysi savo pinigų, kad sumokėkit.
Tai man sumokėjo ten čiam, man tuo atveju aš gavau gal 400, kur man buvo apie nieką. Ir dar šūdinas klubas, kur aš neturėjau jokio vaibo, blogi žmonės, nu absoliučiai. Man kartais būna, kad aš atidainuoju, aš tik užsikraunu geros energijos, man taip būna faina, kad aš galvoju, kad man tų pinigų nereikia. Žinai, nu kur tipo, žmonės viską atperka, bet kai ta buvo bloga patirtis su žmonėm, ten šūdinas garsistas, dar kažką, arba aš sakau, daina turi eiti po dainos garsistui. O jisai pasibaigė daina ir jisai laukia ten, žinai, tramsė, kur, nu, aš kaip durnelė stoviu ant tos sienos. Tai tu turi irgi įmiksuotą, ne tai, kad įmiksuotą, bet vieną po kitos leisti. Kaip komanda, ne? Nu taip, tai yra labai labai svarbu, kad ir žmonėm būtų malonu, nes įsivaizduok, pasibaigė tūsna ir stovi tai visi. Tu to nenori, va, čia. Dar šviesas įjungi. Taip, aš iš vis to nenoriu, žinai, kur, nu. Tai va, tai aš nuo to laiko aš supratau, kad arba aš rašausi tą sutartį, arba dabar, ką visada darau, yra mano kaina, tau netinka. Yra, kur aš pasakius ir man netinka. Yra, kur aš pasakius ir dar kitą kartą užkėlus dar tą kainą ir jie vis tiek mane imdavo tie žmonės, žinai, kur, nes jiem atsiperkam, jiem gerai ir panašiai, yra labai skirtingų vietų, bet su tom kainom irgi. Aš nežinosiu, kiek jisai prie durų pardavė bilietukų, nes su pusė pinigų tu į kišenę įsidės. Tai tas procentas už procentą niekada gyvenime. Ir tai pas mane dar viena nauja taisyklė dėl tų visų neapgaudinėjimų, bet nuo šiaip aš tokia, kur, žiūrėk, aš atvažiuoju, aš atidirbsiu savo, aš tikrai gerai padarysiu, bet prieš tai man turi būti pervisas avansas. Prieš išeinant į sceną man turi būti likusi suma sumokėti. Nes man yra, aš turėjau tokių atvejų, kur aš sėdžiu po koncerto ir aš laukiu ir sako, palauk, dar pinigėlių nesurinkom, bet dar mums reikia porą butelių parduoti, žinai, kad mes tau išmokėtume. O aš noriu namo, čia ne mano reikalas susižinoti, kiek tu pinigų padarai ir tu nepadarai, bet ten, kur tu kam ištaškiai ir kas iš kaso, žinai, paėmė, kai ten visokių dalykų būna. Tai, nu, reikia labai gerbti savo laiką, gerbti savo talentą, darbą įdėti ir visą kitą. Tai susimokam. Ok, važiuojam. Tai kada geriausias laikas kurti, kada įkvėpimo daugiausiai, kai tu esi depresijoje ar ant downerio ir po skyrybų ar ten kažkas? Žinok, man visada. Jo, dėl to, kad tos vadainos, gal kiek, aš turiu gal 20 dainų, tokia 15 jų parašyta po kažkokių išsiskyrimų, dar kažką, kurios geriausios dainos. Dabar man linksma, aš dabar gerai gyvenu, pas man nėra dainų. Man nėra dėl ko liūdėti, nėra ko išsilieti. Nu. We need a breakup. For me to write good lyrics. Visi. O tai draugas iš kur? Iš Kamerūno. Labai, žinok, labai visiems įdomi tema šitas yra. Nu, aš įsivaizduoju. Nes aš labai mažai ką šerinu Instagram'e, kur aš galėčiau kelt pastovi, bet, nu, labai žmonės mėgsta lysti kitų gyvenimus, žiūrėti, kaip kas vyksta, bet, sakau, aš kažkaip labai dar saugu. Nors, nu... O kaip susipažinot? Aš jį, žinok, žinojau per Tinderį kažkada, bet aš žinojau gal 5 metus ir jis man pastovi rašinėdavo, tipo... Bet čia? Lietuvoje. Jis ilgai gyvena. Ir jis man rašydavo, nu, einam ten. Ir tuo metu aš tikrai, nu, aš visą savo gyvenimą turėjau kažkokių bičių, su kuriais aš kažką, žinai, ten deitindavau ar dar kažką. Ką man eiti su kažkokiu nežinomu bernu susitikti? Nu, kai yra bernas, su kuriuo aš ten, žinai, bendrauju, aš jį pažįstu, visą kitą. Ir prieš 1,5 metų aš turėjau varyti vieną vakarėlį su viena draugė ir jis sako, paimsim vieną bičą. Ir mes atvažiuojam, pasiimam jį. Ir nuo tos akimirkos kažkas klikino ir nuo kitos dienos aš pas jį pradėjau gyventi. Čia yra visiškai Nu, kodėl? Nu, aš susitikau vieną dieną, aš jį mačiau iš Instagram. Nu, man irgi taip yra buvę. Buvę? Kad iškart pradėjom gyventi, jo. Nu va, bet ir kažkas. Ir nesigailiu. Iki šiol? Nu. Nu, tai va. Sakau, aš gyvenime negalėjau pagalvoti, kad, žinai, tai bus absoliučiai. Kad aš va tai va pradėsiu gyventi. Aš tuo metu iš vis, aš buvau grįžus po ne viskas skaičiuoti. Man jokie santykiai nebuvo įdomu, aš ten, vakarėlį, žinai, faina, daug dėmesio, visko. Žinai, tapai po TV3. Matai, tu eidavai, gatvėdavo, visi atpažindavo, arba tu, ne viskas skaičiu, arba čia Eva, žinai, dar kažką. Man neįdomu buvo, jokie bernai, jokie Tinderį, nieko. Ir va atsirado tau žmogus. Nu, gerai, žinai. Bet aš niekada neieškodavau, tiesiog aš visada galvodavau, kad kai bus laikas, tada ir ateis, žinai, tau nereikia. Bus ir vaikas. Bus ir vaikas, jo. Planuojat? Aš labai noriu. Aš tojo, kur aš norėčiau belenkada kuo greičiau. Man jaunos mamos yra labai gražu ir aš labai myliu vaikus, man labai šeima patinka. Iš vis šeima man yra kažkas tokio. Ir dabartinė... Būtų mulatas, ne? Būtų įdomus jo vaikas. Galbūt. Aš turiu irgi draugį juodaodę. Mama sakė, gims juodas vaikas. Kodėl juodas? Nu, va būtent, nes yra maža galimybė procento, kad gali gimti arba visiškai juodas, arba visiškai baltas. Ta prasme, kad tu žiūrėsi ir negalėsi patikėti, kad čia ar mama, ar tėtis. Tu nežinai. Pagyvensi, pamatysim. Nežinai. Tai ką tu išmokai sudalyvaus projekte?
ne viskas įskaičiuota apie save ar apie projektą, nes sakai, kad po projekto tapai įžymi ar Aš įžymesnė. nesakau, kad įžymi tapau, bet, žmonės daugiau Atpažįstamumas padidėjo. Taip, faktas. Ar dar dalyvaučiau 100%? Tai jeigu žmonės galvojat, ar dalyvauti realybės šou, ar dalyvauti kažkokiam tokiam, Nes reikia siūsti užklausus. Jo. Ne, po to mane Tu kvietė. rekomenduoji. Aš labai rekomenduoju. Po Kodėl? to mane kvietė į labai daug visokių projektų. Mane net kvietė, aš buvau su Fisheriu santykiuose ir mane kvietė, sako, ten į dating show ir Fisheris sako, varyk, tipo, eik, sakau, aš neįsiu. Bet dėl to, kad yra du skirtingi dalykai. Dabar pasakysiu pliusus. Yra pliusai. Jeigu tai eini 247, kur filmuoja, bus mažai, kur tave kažkur kontroliuoja, žinai. Nu, to pasakys gal kokias užduotis, gal dar kažką. Kai tu eini, kur yra tam tikras filmavimo laikas, tu būsi kaip žaisliukas. Tau sakys daryti tą, daryk aną ir panašiai. Ten nebuvo už kažkokių užkulsių. Mūsų filmavo 247, ką aš norėjau, tą aš dariau, kokios buvo užduotis, kaip aš išsisukau iš tos situacijos, viską. Kitu atveju tave pastatys ir padarys, kaip jiem atrodo. Išsižvengs iš tavęs, išsijuoks iš tavęs. Taip ir tam ne viskas skaičiuota, visko gali būti, nes tave 247 filmuoja, bet ką tu parodysi, kaip aš parodyčiau, žinai. Jeigu aš ten būčiau gerus visas dienas, tai ką apie mane galvotų, žinai. Bet kitose laidose aš jas nejau, nes aš žinau, kad aš sakysiu tai, ką man pasakys sakyt, arba sakys, žinai, nesakys konkrečiai sakinių, bet maždaug, kad, tu taip turi pasielgti arba taip padaryti. Aš nenoriu. Tu nori, tipo, laisvas. Aš noriu laisvas, aš darysiu tai, ką aš noriu daryti ir man niekas nepaaiškina, nei produceris, nei ten kažkokie žmonės, kurie už kameros dirba, niekas. Bet į realybę šou dar kartą eičiau 100%. Ane? Man labai, o dieve, kaifas. Bet žinai, su tuo šou, tau šiaip reiktų pažiūrėti. Šiaip dabar gal neįdomu, ten įdomu sėdėti Discord'e, skaityti, kas ką rašo, nes ten vyksta chatas pastoviai. Ai, tai tipo eina tas 247. Jo, žmonės dar chatina. Žinai, kaip būna streamai visokie ir panašiai. Tai va, tai aš... Bet čia prikolas, kad sujungia TV ir Discord. Jo. Tai jie nesujungia, tiesiog žmogus žiūri. Taip. Per tą ir telefoną pasiėmė. Tai aš, kai dalyvavau, aš nežinau, bet buvo antras sezonas ir aš skaičiau ten iki ryto, tu sėdė su žmonėm, tu gyveni ir aš dabar supratau, kad žmonės būdavo keldavosi su mum ir eidavo miegoti su mum irgi. Ir po to buvo labai daug... Galvot, kad kažkas... Matai, tu nejauti to. Tai va dabar, tos kameros, jeigu tu sakytum, kad čia dabar transliuoja krūvai žmonių, tai, aš to nejaučiu, bet po to tu grįžti, tu supranti. Tai ar tau atpažįstamumas pliusas ar minusas? Pliusas. Aš iš to uždirbu. Ypač iš Instagram aš grįžu po šou, aš iškritau per pusę projekto ir po to dauguma liko visą projektą, bet aš pasidariau, neskaitant Medos, nes Meda irgi gerai labai prasisuko su Instagramu, visą kitą, tai aš tą padariau viena iš, stipriausiai su Instagramu, su sekėjais, visą kitą ir aš iki šiol dirbu, aš iki šiol priimu užsakymus dėl reklamų, ten ar barterių, ar, man sumoka priklauso kokia tai reklama, aš su to labai dirbu, jo, bet man labai patinka. Aš aišku atsirenku, ką reklamuoti, aš nereklamuoju belenko, žinai, ten kremuką, ten dar kažką. Bet atsirado esmė, kad anksčiau nebuvo, ne? Prieš projektą. Matai, prieš tai aš irgi dariau. Prieš tai nieks nežinojo, ne? Aš žinau mane kaip atlikėja. Biški iš muzikos. Jo, žinojo kažkiek. Aš turėjau gal 2 štukus sekėjų, tai aš dabar turiu tram. Aš turėjau prieš projektą gal 18-19, dabar turiu gal tram 2000 Instagram. Daug. Tai, po truputį. Bet man tas labai patinka, aš ne visada turiu laiko, bet man patinka, žinai, atsikeliu kalbu, kas nesam. Ne tai, kad nesam, bet kažką. Arba su reklamam dirbu. Man irgi labai patinka išpildyti lūkesčius. Sako, noriu to. Su Forum Cinema nesnai dirbu, su Apollo kino, kur tu atrodo, kad tau tokios kompanijos parašo, ir tu su jais turi, žinai, tam tikrus kontraktus, ten vienkartinius, arba ten su kai daugkartinius, tau atrodo. Čia yra įvertinimai, žinai. Aš dabar tavęs paklausinės, tau būna, pavyzdžiui, tu jau sakai, kad stresas, bet dėl tam tikro žmogaus, kur tu, pavyzdžiui, galvoji su tu, čia chill, žinai, kaip su draugeliu pakalbėsi, bet ateina tau rimtesnis žmogus ir tu jau ten labai ruošiesi. Ar tu būna, kad tu, pavyzdžiui, dėl, psichologija dar netėjo, bet, pavyzdžiui, dėl būsimo galbūt prezidento, kad tu galvoji, kad bus vienas pokalbis, arba kad bus žymiai sunkiau su tuo žmogum, ir būna labai lengvai eina, jisai pasakoja, nes, irgi buvo pora podcastų, kuris įsijungiau, ir žiūriu, kad kalba ten mergina ar vaikinas, ir taip, sunkiai, žinai, ta kalba galbūt, ne tai, kad iš tavo pusės, bet žmogus, tu paklausi, tai atsako ir taškas, žinai, ir viskas. Ir taip, toks. Aš kadangi daug pokalbio aplamai gyvenime turėjau su skirtingai žmonėm, tai aš pasiruošęs būnu plius minus, aš žinau, su kom šnekėsiu, žinau, apie ką šnekėsiu, žinau, kas plius minus tavo galvoje, žinai, ir kas tau ten komfortiška šnekėti. Bet jo, kartais
pokalbis nuplaukė ne ten, kur planuoju. Kaip ir su tom peržiūrom, kad tu nežinai. Jo, ir su komentarais, nežinau, gal padarysiu vieną ir nepatiko. O būna, kad žmonės, nes kažką, žinok, vakar, kai aš irgi dariausi research, nors aš žiūriu video, bet pažiūrėjau kažką komentarus ir rašė žmonės šaunuolis, pasiteisėjai, ten dar kažkas, ką tu darai. Aš irgi nežinau, aš norėjau atrašyti šitą komentarą, ką aš pasiteisėjau. Nes ten buvo ne vienas toks komentaras, kad maladės, kad tu kažką ten padarai kitaip ir jau, kad tu taisais ir aš galvoju, kas čia buvo. Nesuprantate, jie yra susikūrę savo viziją kažkokią, jie kažką mato kito, jie mato, kad tu ten taip arba taip turėtum atrodyti. Bet man patinka, kad... Parašykit po šitų komentarų, kad Alex maladės yra, kad viskas gerai, kad tai šaunuolis, kad atveda žmonių, nes tu irgi kuri kontentą žmonėm. Aš, pavyzdžiui, kaip žiūrovas, aš nemoku iš tavo kontentą, aš moku YouTube'ui, nebent jeigu nori nematyti reklamų. Ir jie gal nemokama tą dalyką. Tai užeik parašyk, po daina taip pat nerašyk šūtino komentaro, man neįdomu, kad tu parašysi, kad man negraži ta daina arba kad čia nepatinka tau žodžiai ir klipas. Parašyk, kad faina, kad ačiū, kad aš gavau valandą laiko gražaus, žinai, podcast, belenko, žinai, kur žmonės ateina pykti išliet, nepyk. Jo, bet aš biškai kitokios nuomonės, aš labiau esu rašyk tą, ką nori. Jeigu nori parašyti blogai, rašyk blogai, jeigu nori parašyti gerai, parašyk. Aš plius minus viską persižiūriu ir man pačiam įdomu, kas mane kabins, koks komentaras mane užkabins, jeigu parašo duhas, man buvo anksčiau įdomu, ar aš, žinai, priimsiu asmeniškai, ar man skaudės ar ne, bet kol kas ne, kol kas viskas gerai. Matai. Bet būna, kad užeini į tų žmonių profilius, pažiūrėt, kaip jie atrodo, ne? Aš nežinau, kas rašo dažnai, nes YouTube'as. Bet, pavyzdžiui, Facebook'e tai būna, juokingiausia, kur tu paskaitai komentarą, kad tokia baisė ten dar kažką, tu žini, ten, kokia moteris, kur gėlyčių nuotraukas užsidėjus, arba ten su rozmarinais. Ir tu galvoji, Jo, ir va tu galvoji, ir kodėl tas žmogus rašo taip ar vienai, bet aš manau, kad visi nori įsišnekėti. Bet žinok, aš manau, kad turi tam tikrų nuoskaudų dažnai. Aš žinok, dabar ypač susiduriu su blogesniais komentarais su savo auskarais. Aš žinok, tiek meistrų esu užblokaus. Lietuvoje mes neturim daug gerų meistrų, aš tiek meistrų esu užblokaus, kur man vemia po mano nuotraukom. Rašo kažkokius šai ar panašiai. Iš konkurencingumo? Taip. Pavyzdžiui, žinai, kur yra Facebook'o grupės, nežinau, ar tu žinai, bet kur procedūros, grožio procedūros, kur žmonės ieško, pavyzdžiui, kas šiandien padarytų nagus, arba kas šiandien kirptų, arba ten dar kažkas. Ir būna, kad rašo, kas gali praverti auskarus, arba kas gerai veria auskarus ir pataginę žmonės mane. Eina meistras, rašo patavim, kad tu... Nerekomenduoju, ten prirašo nesąmonių. Aš galvoju, kas tau yra, tu suaugęs vyras, esi, ta prasme, kodėl? Ir tu supranti, kad žmogui tada yra labai blogai. Ir po šito dalyko aš jį užblokavau tą žmogų. Ir po to po 2 savaičių jis pradėjo rašyti mano klientam. Kada ėjot, kaip dirbo, kokias priemonės naudojo, nes žmogus renkasi informaciją, po to, žinai, kažkur, žinai, kažką panuos. Ir jis iškliuvo ant mano mamos. Kur mano mamai parašė, kaip sekėsi. O mano mama, okei. Pažino. Jinai suprato, kad kažkas ne to dėl to, kad ten toks pusiau fake profilis. Ir aš atradau, kas tas žmogus yra, kas yra jo žmona, kad žmona daro verimus Vilniui, ten Alytuj, pusiau Vilniui, kad jisai dirba, pardavinėja auskarus, aš esu jų konkurentė. Bet tu geriau su manim sudaryk kažkokią draugiškai bendrau, gal man kažko reikės... konkurentai. Ne, bet gal man, tu nevaryk ant manęs, tai žiūrėk. Bet iš jo pusės tai atrodo gerai, žinai, kad mes davai nuleidžiam šitą. Bet kas? Gal gausim... Žiūrėk, tu tą laiką, kurį jisai išnaudoja heitindamas mane, jisai geriau galėjo susirasti influencerių arba dar kažką, kurie jam reklamą padarytų. Jisai dabar išnaudoja savo laiką man. Ir žodžiu, kai parašė mano mama, man jau buvo paskutinis lašas, aš suradau visą informaciją. Sukėliau Instagramą, dar man daug žmonių kitokios informacijos susintė viską apie tą. Per 3 minutės po mano story kelimo jisai išsitrynė savo Facebooką, savo darbo Facebooką, nes mes numušėm visus reitingus. Tada kažkas parašė, palauk, dar galim Google reviewsus jam parašyti, nes tiesiog užkniso, kam tu eini pastoji šikižnai mano vietoj. Ir mes Google reviewsus numušėm iš 5 žvaigždučių į 1.3, kol irgi dingo viskas. Aš supratau, dabar žinosi. Aš manau, kad gerai padarėt. Tiesiog, nes kartais reikia užkirsti kelią tokiem, kad, aš suprasčiau, aš būčiau tau tikrai kažką blogai padaręs, o žiauriai sunkiai dirbu, kad kažko pasiekčiau, žinai, tiek su savo klientėm, su aplinka, su reklamom, netgi aš irgi užsakinėjau žmonės, kurie pas mane, aš negaliu pastoji viena reklamuoti ir iš kitų žmonių ateiti, žinai, kas reklamuoja. Aš labai daug dirbam, pastoji kažkas tau ateina ar tau, pila, žinai, šūdus, kam tu darai? Tu geriau, pats bandyk,
pažiūrėk į manęs, pažiūrėk, ką jinai daro tokio, kad pas ją eina tiek klientų. Galbūt aš irgi galiu tą padaryti. Populiari. Nu, populiarumas tikrai atveda klientų, ne? Atveda. Bet prieš tai aš irgi turėjau klientų. Jo, tas, kas nepopuliarus, kaip jam gauti populiarumą, čia ir su žurnalistais tai būna, kurie ant kompanijų pradeda varyti ar ant žmonių įžymių. Nes tu neįžymus, tu varai ant žymaus ir tu jau ir įžymus. Matai, jis gal galvoja, kad aš ten kažkokią dramą padarysiu, kad jis ten gaus geros, irgi, žinai, gerą atsiliepimą, bet aš taip apsakau viską, kad jis, labai aš taip džiaugiuosi savo sekėjais, kur aš galbūt taip prasivalius, kad nėra kažkokių kur, žinai, tau irgi rašo nesąmonės, nėra nesąmoningų ir taip žmonės gerai sureagavo viską ir man tiek po to žinučių parėjo. Tai dar daugiau parėjo, ne? Taip, dar klientų daugiau, kad sako, malties, varyk toliau, viskas gerai. Tai gal taip ir reikia, jūs patys paprašai Fisherio, davai. Taip, parašyk nesąmonį dramą. Nežinau, aš taip nemėgstu dramų, dramų buvo tiek, kur aš galėjau tiek dramų padaryti, aš jau senai galėjau ten ir pemštukų turėti Instagram'e sekėjai, bet aš tiesiog į visas dramas, kur kiek yra, aš nesiveliu. Man taip gaila laiko, man taip gaila savo nervų, kur investuokit į save, į savo protą, į savo galimybės, o ne kažkur tai, kad su kažkuo pasiriet. Pasiriet mes spėsim visada gyvenime. Ar tau bus nuo to geriau? Nebus. Tu nemanai, kad tu, žinai, dažnai daug kas sako, kad tie žmonės, kurie nori tapti žymus ar populiarumo siekia, kad turi kažkokių problemų iš anksčiau, kad buvo nepripažinti ir panašiai. Tai tu kad nors galvoji, kodėl tu veržiesi į sceną ar į publiką, į viešumą? Galbūt kažką tempi iš vaikystės, aš to turiu. Su Auskarais viešumas yra tik tai, kad aš gaunu klientų. Ne, nes Auskarai, šito veikla, šito pajamos, tą aš suprantu, verslas. Su šitais atlikėjos veikla, jeigu mane žmonės nežinos, tai kas mane klausys? Jo, bet kodėl tu norėjai tapti ir nori tapti atlikėją? Tai mane nuvedė tėvai 4 metų dainuoti, aš daugiau nieko nemačiau, tik mikrofoną savo vaikystę ir muziką, tai aš net nemačiau, kad kažkas bus kitaip, kad čia nebuvo tai, kad aš užaugau, aš sakiau, dabar aš dainuosiu. Ne, čia buvo nuo vaikystės, kur visą gyvenimą aš dainavau ir dabar tas truputėlį sustojo dėl to, kad aš šiek tiek kitur dirbu, bet tai nereiškia, kad aš to vėl neįsirisiu, žinai, tą ir negrįšiu. Tai ar dar pamatysim Evos naujų dainų? Jo, būtinai. Ar pamatysim Evo koncertuose? Būtinai. Ar pamatysim Evą kolebose su kažkuo? Pamatysim. Šiais metais? Šiais metais, jo. Šiaip labai ieškau žmogaus, kuris mėgsta filmuoti klipus ir jų žiūri kažkur tai. Denis nemėgsta. Sereika mėgsta, buvo čia toks video makeris. Matai, aš turiu žmonių, kurie ten gali tos klipus susukti, bet tu ten sumokėsi 2 štukas, aš noriu biškį, kad galbūt žmogus ne iš darbo pusės, bet iš to, kad jam irgi įdomu, nes aš noriu susijęs pakalbėti, pasakyti savo idėjas ir galbūt tu turėsi kažkokių kitokių idėjų, bet ne tai, kad, aš jau tą daręs, taip galim suštampuoti ir taip bus gerai. Ne, aš noriu kažkokio įdomaus. Ir dabar turiu labai tą liūdną dainą, kurią noriu išleisti, bet aš noriu labai nufilmuoti kokį gražų klipą, bet nenoriu, kad būtų, žinai, kur aš sėdžiu, žinai, ir tiesiog verkiu, nes liūdna daina. Noriu, kad kažką žmogaus įdomaus pamatytų. Tai jeigu turit kažką, aš lauksiu jūsų žinutę. Pas mumis buvo toksai Sereika neseniai, tai jisai filmuoja video ir GO3 projektuose, jis ten su mašinom daug filmuoja, galbūt ne į liūdną dainą, ten mašinas ir mergas mesti, bet galbūt ir jis... O žinai, kaip būtų įdomu? Gal ir suveikti. Klipas netitinka visiškai dainos. Ir irgi gali suveikti, matai, niekada nežinai. O tu naudoji TikToką ir panašiai? Jo, aš TikToką kažkada sakiau... Ten gali populiarumo greit gauti. Gyvenime sakiau, neturėsiu Instagramo kažkada. Ne? Gyvenime po to sakiau, neturėsiu TikTok, kažkaip ir vaikų programa, tai šiandien irgi pastoju, aš Reelsus keliu, ten dieną savo filmuoju dar kažką. Tai irgi ir iš ten pareina, ir buvę net, kad reklamos tik tai ten keliu, kad parašo užsakovas, kad aš noriu TikTok'e pastoju reklamos, kai yra kaina, ir labai dideliam brandui dariau tą reklamą. Norėjau tik tai TikTok, nes kita auditorija tu irgi pasigaudai, ir tu nori Facebook'e reklamos, kur Facebook'e tu nerasi ten daug jaunimo ar ten dar kažką. Tai suranda auditoriją, suranda žmogų, kas tave atstovautų. Tai manau, TikTok'as yra labai labai dabar sparčiai auganti platforma, bet Lietuvoje labai daug kas jau bando į tą iššokti ir kuo toliau aš to matau daugiau lietuvių, kurie bando prasimušti, bet turi parodyti kažką naujo, tu negali vis tiek tą pačią kelti. Kažkas turi būti įdomaus. Kažkas turi būti įdomaus, tai ačiū labai, kad atvykai šiandien, labai įdomi pasišnekėjom, aš vakar iš tikrųjų ruošiausi, tai biškį jaudinau, žinai. Kodėl? Žinai, aš niekad nežinau, kaip aš jausiuos rytoj, ne? Kartais aš irgi galiu neišsimegojęs būt, tu gali, buvo jau čia situacijų, kai nelabai aš gerai jaučiausi ir svečias ir ten gavos visišką
kažkas ne to, žinai. Tai niekad negali žinot, kaip jausis, o viską žinai ant kamerų, bet jeigu ką, Paulius visada nutrins ką nors. Išlygins veidą. Ne, bet ne, jis to nedaro. Paakis neišsimiegojo. Aš video editoriui sakau, žinai, kad tu netrink visko blogo, tipo. Nu, taip. Palik kažką, žinai, bet... Kad turėtų žmonės ką komentuoti, apie ką kalbėti. Jo, nes kai išbrauks neįdomius dalykus, tai perfect epizodą aš irgi nebandau siekti, nes... Bet tai nėra įdomu. Nu, va būtent, tada negauni nei komentarų, nieko, ta prasme, pažiūrėjo, gal čia ir yra siekiamybė, gal čia ir yra perfect, kai nieks nekomentuoja, pažiūrėjo Nežinau, ir nuėjo čia yra sportuot. blogai. Čia Nu, galbūt, jo. Jeigu tu sukeli Tikras kažkokią menininkas- emociją, Taip. va tada yra gerai. Aš irgi manau, kad tikri menininkai, kabutėse, turi sukurti dialogus. Taip. Tai pažiūrėsim, ar mes sukūrėm šiandien dialogą po komentarais. Jei nepatiko, nekomentuokit. Ar ne? Jei labai nepatiko, pakomentuokit. Jei patiko, pakomentuokit ir žiūrės. Ačiū labai, kad pakvietė. Jo, ačiū labai, Eva. Tai gal nori išsiųsti žinutę savo gerbėjams? Savo ir gerbėjams ir klausytojams. Mano dainos jau greitai pasirodys visur. Jei kažkas norite dirbti, visada aš laukiu išskėstomis rankomis, o kas norit pasipuošti, Auskarai, tau. Labai ačiū už podcastą. Tai aš kaip visad pamirštu apie dovanas. A, ne, geras. Nori šito? Ar šito? O, palat, ar ko aš šito renkuosi? neduosiu. O kas čia yra, papasakok? Čia yra Beauty Collagen, žinok, aš šito pats nenaudoju, bet moteris Man labai naudoja. patinka viskas, kur yra beauty ir kolageno. Va būtent jo, tai man atrodo, kad moteris sako, kad geresnė oda būna Čia- plaukai ir panašiai. Čia plaukam? Nežinau. Tu gal pasigūglink. Bet man atrodo, kad gerėja Žinai, kaip viskas. atrodo, kaip tas sausas pienas yra, kur vaikučiam Nu. užpila. Žinau, gal gerti reikia? Aš pasiskaitysiu. Tai reikia gerti. Reikia gerti. Sumaišyti. Ai, Bet tu labai pasiskaityk, nes Tai aš paskaitysiu. aš nesu kolageno ekspertas, jo, bet čia dovanas iš Human Performance. gerai. Ačiū Tai, labai, labai mėgstu tokius dalykus. Ačiū už tai dovaną. paragauk. No problem. Ačiū.